Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Mažosios Lietuvos regiono tapatumą atspindinti lietuvininkų šišioniškių tarmė pati mažiausia pagal plotą ir vartotojų skaičių Lietuvoje. Šiandien jie kalba mažiau nei 100 Šilutės, Klaipėdos rajonų, Pagėgių savivaldybės gyventojų. 20 amžiaus antroje pusėje šio krašto žmonių kalba buvo priskirta žemaičių tarmiai. Tačiau patys lietuvininkai niekada su Žemaitija nesitapatino ir save tebevadina šišioniškiais. Arba kaip jie patys sako, šišion. Mūsų kalba, lietuvininkų, šišioniškių, ana neapnaudojama. Lyg pirmą pasaulinį karą viskas buvo gera. Iš Šūlio, taip vadin lietuvininką mokyklas, buvo pamokas ir lietuviška į vokišką. Į bažnyčią iš ryto mišis vokišką, popiet lietuvišką. Į miestus kalbėjau vokišką, bet į kaimus, kad jie gyvena, kalbėjau lietuvišką. Ir anie vieni su kitas bendravo ir buvo tenai bendrystė. Po tam pasidarė vokietinims ir viskas galiausiai žlugo, kuomet atėjo fronts. Kuomet atėjo fronts, iš mūsų kraštą, iš mažos Lietuvos pasitraukė 90% žmonių. Ir katrie pasitraukė, dauguma apgrįžo. Katrie grįžo buvo ištremti į Siberiją, po tam patys galėjo išvažiuoti. Ir į mūsų kraštą suvažiavo visa Lietuva. Žinom vietinių dar ir. Ir anie gyven ramiai į dailį savo namėlius, bet anie nein, kaip mes sakom, į eterį. Anie nein į žmonės, anie nedemonstruo. Tad dėl to mes imamės tie, katrie nabėjom tą daryti. Na, o kadangi aš esu šulmeisteri, tad aš turiu auditoriją. Aš galiu anus mokyti, pamokyti. Iš savo mokytojas išgirdau, kad mažoje Lietuvoje yra kalbama. Tai senoji tarmė lietuvininkų. Ir jinai jau baigė išnykti. Ir mokytojas pastumėta, nusprendžiau po žingsnuką prisidėti prie tos tarmės puoselėjimo. Ir vaikus reikia tų šolokus paruošti, nes jie prabilsti tarmišką, nesuprant, kad tu pajokinti norėjai. Bet jie pasaka, kad šį širtą šnekta, kad liobėjai rokotis, šį išgyvenint žmonės prieš 100 ar porą 100 metų, tad anie suklūst ir mokosi. Va, pavyzdžiui, par pamok turi parašyti mane tarmišką tautinį kostiumą, tus drabužėlius. Ir žinok, aš užbrėžiau 3, anie mane prirašė po kokį 10. Dėl to, kad 2 mergelėks apsirengus, vien šviesės, kiti juodinėm, stovėjo priešas ir rodė. Anie jau ten moka. Tai to dėkčiom džiaugos. Vis tiek kažinką anie išsiveš. O anūkojus buvo toks didelis, kad pradė nutekėti ant pirkšvų pėks. Į Svencel, jo. O į tas dienas į Svencel veisis kas? Vilka. Kokie vilka? Jei atvažiuosit kai mūsų svečius iš tolimos kelionės, mes jūs visų pirma palydėsim į Purti Mangą. Kas tas į? Otolets. Po tam pasiūlysim čiais arba kafis, o prie nos į piragstakiuką. Padėsim ir gliumzi su kyžu. Išversim. Arbats, kavos, piraga gabal, varškės ir lydyt sūrį. Daugiau kaip 20 mečius vyko ir tebevyksta lietuvininkų tarmės pažinimo, mokymo, leidybos ir populiarinimo veiklos. Tarmiškai kalbama kultūrinio turizmo renginiuose, įvairiuose komunikacijos priemonėse. O viena svarbiausių nykstančios tarmės išsaugojimo veiklų 2013-2019 metais Šilutės Hugo Šojaus muziejuje veikusi ir šiandien veiklą tęsianti šeštadieninė lietuvininkų
Šišioniškių tarmės mokyklėlė, paskatinusi vietos žmonės mokytis šio krašto šnektos. Dėl to ir turim tą išnykusi kalbą, išnykusi tarmę, nes 90% žmonių pasitraukė. O kur anie traukėsi? Į vakarus su kom traukėsi? Arklės. Į laivus plaukė, jo dikčiom gerą pasakėte, į laivus plaukė. Kai pradėjau dirbti Šilutės muziejuje, supratau, kad reikia tos tarmės, nes jau jos nebėra. Žmonės nori išgirsti, žmonės nori išmokti, žmonės nori sužinoti apie tradicijas per tą tarmę. Labiausiai nori jau solidaus amžiaus žmonės. Anie sak, mums kartais reikia pasakyti, kur nors nuvažiaus, pasisveikinti, kaip ten jūs sakani. Ar atsisveikinkit. Ir sak, taip, feine pasijunti, tada dėl to ir eini tą šūlinį, kad galėtum išmokti bent vieną kitokį, žodėlį iš savo kraštą. Ar ir sunku tą dalyką perteikti vaikeliukam, tiem vyresniems žmonėm, ir sunku. Ypatiška, jie tą žmogus pobilioj žemaitiška. Dikčiom sunku, nes atsiranda kitoniškas. Man kalba ir tokia minkšta, ant tokia ir kitoniško, žemaitiška, ant tokia stragi. Stipri. Ir būn sunkumų. Bet aš galvoju, kad tas svarbiausia, reikia kožną žodėlį žinot. Reikia žinot patį pagrindą, kad tu žinotum, kad šį ir to krašt kalba. Nėra tokių kaštavot, kaip turi atsakyti? Šmekiot. Jokių šišman žemaitis. Žemaičias, dėl ko mes dikčiom pykstam, mes mokomės anų kalbą. Nuo plikių lik priekulis. Bet visiškas skyrės nuo juknaičių lik smalininkų. Šišioniškių tarmė pasižymė įsigalėjusių minkštuoju priebalsiu L ir kitais, kiek vokiškai tariamais garsais. Senieji krašto gyventojai savo kalboje niekada neturėjo vietininko ir sako, ne gyvenu Šilutėje, o gyvenu į Šiliutę. Arba miegu ne lovoje, o į liovą. Na, o vietoje dvibalsių ie, uo, šišioniškiai vartoja balses e ir o. Šišioniškių tarmiai taip pat būdingi germanizmai. Jų kalboje daug vokiškų skolinių. Iš pradžių buvo truputėlį sudėtinga, reikėjo liežuvį palaužyti. Man labai patinka žodis pafobliauti. Nežinau kodėl, bet man patinka papasakoti. Ta kalba nyksta ir dėl to mes tengiamės padaryti ant šūlį, fobliuot par renginius, par susitikimus. Žmonės ir tink klausyti, nėra lengva savo ausėlėm. Klausyti nėra tie paprasta. Bet bent vieną antrą žodėliuką, bent vieną antrą pavadinimą, bent rūbėlių pavadinimus. Kad tas, kas tų žmonių buvo užgyventa, kad išliktų į mūsų galvėlės. Germolėnį, kopustėnį, germolėnį, kas parzupi? Jo, morku. Lietuvininkų tarmės gaivinimo patirtis rodo, kad tarmės išmokyti ir išmokti įmanoma, kaip ir paskatinti vietos bendruomenę, prisidėti prie tarmiškos kalbėsenos gyvavimo bei krašto, kuriame gyvena, pažinimo. Aš dikčiom myliu tą kraštą ir dėl to galvoju, kad jei aš kažkam padarysiu gerą, kad kažkas mergelikė ar bernėlis ar suaugęs žmogus žinos tą žodėlį, vien antrą, tas bus pats svarbiausias. Ir anie galės savo vaikeliukam pasakyti, anie galės parsinešti ir pasakyti, kad jo, šį iš tam krašte par ten kūčią šmėkiodavo mėsišką patiekalą. Ir ant žinos, dėl ko šmėkiodavo. Tik mūsų krašte mes turim kafės gėrimų tradiciją. Ir jei mes nežinotumėm tos tarmės, tad mes nežinotumėm, kas šį par tradiciją, kad kožna motriška, kur ana bebus, koks bebūtų mėtų laiks, ana į 4 valandą po pietų pasims kružėlį, kafės, pyragų štukėlį, į pašmėkiosi su savo draugelkom pasifobilios. Ir ypatingas lobis man kraštą, tai ir buvi ten gyveni žmonės, šišioniškiai, kaip meni patys savęs pristatė, kokių istorijų, kokių pasakojimų, kokių patarimų iš anų, ką nesu gavusi, aš žinokit, aš dabar galvoju, aš tokį lobį paveldėjau. Ir aš dabar esu dėl to tas liežuvis, kad ras išdrįstani perteikti visiems kitiems, ką aš esu iš anų išgirdusi. Gyvatė į pelyčių, gyvatė į lins į kalvį vizijai, į kan anašiš glėt įkipt. Apsižvalgs pamat pelyčių,
kruop įsikandusi savo dantims. Man labai smagu kalbėti šešioniškių tarme, labai smagu ją puoselėti, kadangi tai yra nykstanti tarmė. Tai aš sudominu savo draugus. Sakiau, kad mokosi šios tarmės ir jie sako, pasakyk kažką. Ir tuomet pasakau, girdėlik ir jie taip, ką tai reiškia. Pasakiau, gerą dieną, labą dieną. Tai taip ir propaguoju šią tarmę ir taip ją naudoju. Man viena šūlokė pasakius, kuomet nors paklaus, dėl ko tu kalbi tą tarmę. Ant sakė, aš noriu bent vieno žingsnuku pratęsti tos tarmės gyvenimą. Nu geresnių žodžių, nei aš nesugalvočiau.